metai. Salės futbole startavo šiame mieste ir čia turime Top Sport futsalo lygą. Per artimiausius turus ir turbūt jau iki pat sezono pabaigos čia smūgis ir apsigina Žymantas Butkus. Prastai komandos pagrindinis vartininkas šiuo metu nėra aikštėje. Matėme pramogų atsakymą. Klysta Urbaitis, atsikerta Gargždų komanda ir Volkovas turėjo puikų šansą. Pavičius atgal, Samsonikas, gera galimybė, Genaro nurodymai komandos draugams, Reimaris, Pašanskis ir tokia situacija. Bei fantastiškas smūgis iš aštraus kampo. Ir dabar jau svečių atsakymas. Rezultatyviausias lygos žaidėjas muša ir kamuolys vartuose. Ten aišku buvo kamuolio lietimas, bet Aurimui Adamoniui nepavyksta. Rungtynės startavo 13 valandą, startavo jos labai sėkmingai. Yra tikimybė, jog tai jau yra ir paskutinės. Perimtas kamuolys gali būti pavojinga. Donatas Stankevičius ir Paulius Lotužys. Greita kontrataka perimus kamuolį ir Pramogos tą situaciją išpildo. Pridėti, jog Bruklinas su Vikingais varžysis tarpusavyje. Čia dar viena klaida ir Lotužys muša antrą. Šį kartą gali padėkoti varžovams už oponentų klaidą. Iš Radviliškio komandos pusės praleido 2 įvarčius. Čia Deividas. Pramogos jau jaučia, kad šiandien Kėdainiai iškovojo pergalę. Dabar jau po sėkmingų situacijų gali galvoti ir apie vėjai ir audros. Čia dabar vienas pats, Bašanskis Reimariui ir 7-0. Antrajame kėlinyje tikrai pigus įvarčiai krenta į Radviliškio komandos vartus. Čia kova buvo duota, bet jos buvo per mažai arba varžovai buvo tiesiog per geri. Metai nauji, bet komandos žaidimas toliau sėkmingas. Kur šiandien buvo pergalės paslaptis? Pirmoje eilėje manyčiau, kad tarpušventį mes, kaip vienos komandos kapitonas minėjo, mažiau gal prie tų mišrainių sėdėjimo atlikome treniruotėse sunkų darbą ir neiškritome iš ritmo. Toliau sekant priežastis, tikrai komanda šiandien buvo nusteikus labai rimtai varžybom, ko pasekoje mes pelnėme greitą įvartį. Čia niekada nebūdavo lengva žaisti ir manau, kad tas įvartis biški juos išbalansavo. O po to, sakykime, pauzelė buvo kažkokia, nepelnėme įvarčio, bet pirmam kėliny tie 4 įvarčiai, aš manau, rungtynės ir uždarė. Slogios rungtynės, kas nepavyko šiandieną? Dar prieš pat rungtynių pradžią sužinojome, kad 3 žaidėjai negalės atvykti, lygos ir panašiai. Tai supratome, kad bus tikrai sunku, rotacija maža. Tai nežinau, pati rungtynių eiga, kaip ir matėte, tikrai nebuvo neįprasta, rezultatas neatspindi žaidimo, aš taip manau, bet tikrai apmaudu pralaimėti, tai nežinau, tai tiek. Ir ko palinkėtumėt komandai šiais naujais 25 metais? Palinkėčiau tikrai nenuleisti galvų, dar daug rungtynių prieš akį. Aišku, pergalių reikia, sekančios rungtynės laukia labai svarbios. Manau, tikrai susikoncentruosime, pamiršime šios dienos rezultatą, vyksime pasiekti pergalę. Su ta proga taip pat norėčiau atsiprašyti žiūrovų, kadangi vis tiek rezultatas 7-0, tai pažadame pasitaisyti ir tiek. Linkiu komandai sėkmės.